važiuoti 6 valandas. Važiuojamės į labai gražią vietą. Iš tikrųjų mes esame tą vietą dėdę labiausiai turbūt kažkokių vilčių. Man atrodo, kad iš viso Vietnamo, nes mes žiauriai ten norėjom. Čia bus kalnai, ten bus šalčiau. Bus apie 10-12 laipsnių pirmom dienom, paskui biškį šilties. Tai vat, tai žiūrėsim. Ir tai parodysiu ne sleeping, o tiesiog paprastas daibas, bet žiauriai fainas, tai tikrai gražus. Va, čia toks autobusas, sėdinės, vat, pilnai atsilinkę, pilnai, vat, guli žmogus. Pas vairuotoją, ten paskui parodysiu, pasitinė išdega žvakutės. Dabar mes judam iš Hanojaus. Sustojom su Jokūbo autobusu stoty. Ko čia tik nėra. Vat mergaitė siūlo arbatą. Čia toks tulikas. Čia Jokūbėlis. Čia vat net kiek daug stalų. Visi kažko valgo, geria. Gal ir man arbatas pasiimti, net nežinau. Tu čia kam? Kalytei. Nu va, čia nebloga, šiaip maitina. Kava bloga, bet aš tai arbatas paimčiau, žinau. Ne, nežinau. Nu va. Nu ką, visai padoriai. Tikrai ir viskas taip gan švariai. Oras tai nelabai, bet gal pragiedrės, kol mes atvažiuosim. Nu va, atvažiavom jau į Sapą. Jokūbas su savo gera širdelė jau skemina jį kažkokie gidai. Čia visur rūkas, mes labai aukštai. Ant tiek aukštai, kad net atidarinėjau butelį ir jau, ta prasme, toks spaudimas kaip išėjo. Tai neužilgo eisim valgyt. Nu, čia nieko nesimato. Nu, gerai, einu atsiimti Jokūbą iš tų sukčių. Thank you. Jau visų numerius pasiėmė, visiems skambins. Tai labas rytas. Jo, žodžiu, labas rytas, pas mus 1:30 nakties, ar 1:30? 1:30. Jo, 1:30. Nu, žodžiu, ta prasme, užmigom su Jokūbėliu kažkur apie 9, jo, 9:30. Ir, tipo, jisai iš pradžių atsikėlė, paskui aš atsikėlė ir galvoju, nu jau viskas, jau rytas. Paskui Jokūbas man papasakojo, kad irgi galvoju, kad rytas. Žiūri to telefoną, o ten midnight. Jo? Jo, 1:30 atsibūdom. Nu tai žiauriu, ta prasme, bet čia tai jetlagas, pas mane niekada gyvenime taip nebuvo. Jo, ir šiandien jau 5 dieną, tai galvojom, kad jau bus susitvarkę, bet nei velnio nesusitvarkė. Tipo dar blogėja, tipo toks jausmas. Na bet ką, esam Sapui. Tipo rytoj gal bus geriau. Gerai, labanaktis. Labanaktis. Nu tai ką, labas rytas. Pas mus 12 dienos. Mes išmiegojom po tos naktelės iki 11. Dabar einam gerti kavos. Šiandien rūkas dar tamsesnis, didesnis nei vakar. Ne. Nu, kažkokie laiptai, kurie eina į begalybę. Nu, gerai, gal čia neįsim. Na, Jokūbas jau pasišalino.
Nu va, atėjom į tokį gyvūnėlių kavinę, atsigerti kavytės, kažką užkasti. Pažiūrėkit, koks meniukas, mielas. Viskas su ranka parašytas meniu. Tipo, čia wow. Nu va, geriu kavytę, atbėgo šuniukas. Хорошенький. Atėjome į tokį restoranėlį Deš galeriją. Pasakė nusiimti batus. Tai va. Viskas rūkė. Mes jau artėjom prie Cat Village, bet wow. Ir žmonių nulis. Nulis žmonių. Va, Coffee Art vadinasi. Labai gražu. Man labai patiko šiaip šitas paveikslas. Taip, aš visada norėjau kažką tokio. Taip, kažkur, taip, tikrai labai gražu. Šitą tokia kuklesnė moteriškė. O pačioj, čia va tai va. Nu, žiauriai, tipo, įdomu. Nu, kad nemokamai neįti tūliką, Jokūbas pasiėmė mums Coca-Colas. Bet pažiūrėkit, čia dar kažkokie limon kompotai. Čia va tokia. O, čia kažkokie vietiniai. Čia toks židinukas. Žiauriai fain. Wow. Kaip kaip kitam pasaulyje tikrai. Taip žiauriai ir dar toks mistinis tas oras, taip prasme, nu, aš tai iš vis nesigailiu, kad čia nei saulė neščia, kad, nu, aišku, dėl rūko matomumas blogesnis, nu, bet, nu ir kas, užtat, taip prasme, taip mistiškai ir taip jaukiai. Mes jau nuleidžiamės kaip ir tą Cat Village. Nu, čia toks, man atrodo, bus, nu, čia neatrodo, čia labai turistinė vieta. Bet čia dar ne Cat. Nu, čia ne Cat, aš sakau, kad mes leidžiamės link Cat. Jo. Pasidėjom labai fainą kavinį, sutikom Mimi, čia mažas katinėlis. Vat. Nu, kol kas jo, biškai per daug turistiška. Tai manau, taip ir liks. Bet bus kažkoks waterfall. Gal bus įdomiau. Bet kol kas unikalumo nedaug čia. Nu va. Nu tikrai gražu. Labai. Wow. Ne, nu tai aišku, iš kitos pusės čia ir bus turistinė vieta, nes, nu, kaip iš tokios gražios vietelės, jeigu čia jau va taip va viską čia apstatyti, kaip jie nepadaryti turistinį. Aš irgi suprantu. Ką supranti? Kad kaip ta vieta, nu kaip jinai nebus kaip čia nebus turistinė, jeigu čia taip gražu. Jo. Tai čia turbūt Sapoj vienas iš pagrindinių ir yra, tipo taškų turistinių. Jo. Nu nes matai, čia padaryti takelį, čia viskas, prasme. Tai aišku, žmonėms reikia iš kažko užsidirbti. Aišku, ypač žiemos sezonu. Ypač žiemos, o dabar žiemos? Dabar gruodis, taip. Ne, bet jiems tai. Bet jiems irgi žiema? Supratau. Todėl mes ir sustriukėm čia. Normaliai. Wow. Geras. Važiuojam su traukinuku, bet aišku vaizdas tobulas dėl rūko. Jo, jeigu čia nebūtų rūko, tai mes pamatytumėm superinį vaizdą, bet yra kaip yra. Nu, leisimės žemiau haikinti ir pamatysim, viskas tvarkoja.
Bet Jokūbas mums rado vietos pačiam priekį. Ačiū tau. Taip iš vis nieko nesimatytų. O, nu žiūrėkit. Wow. Čia prisimeni, kur mes ėjom vakar ir šnekėjom, kad čia turbūt eina tas traukinys. Taip. Oh. Nu, budistiška. Bet užrašai kinietiški turiu omeny, Jo. kad ne vietnamietiški. Va, mes čia atvažiavome. Ir vat pakilom su traukinuku į tokią šventyklą. Nu jo. Leninas čia parašyta neskambinti Jo. šitą varpą. Čia ant labai aukšto kalno. Kiek čia Zuki? Koks čia Jokūbėlis? Nežinau, neįsivaizduoju. Aukštai čia, žodžiu. Čia va prie vienuolyno. Augina visokius kopūstukus. Jokūbėlis. Patinka mums čia labai. Labai patinka. Which takes place at the beginning of the new year and holds deep spiritual meaning. It is a Nusipirkom kokį ketuką. Tokį. Spėkit, kas paėmė normalų originalų? Aš. Aš paėmiau mačią. Važiuosim dabar trekinti. Prie mūsų priėjo babuškas, nori mums kažką parduoti. Bet mes neperkam. Atvažiavome į kaimą. Čia labai daug, tai mums siūlys kažką. Sinčiau! Ir Jokūbo jau laukia. Matėjiškės. Far away. From Sapa. Va, šitie. Atvažiavom į tokį mažiau turistinį kaimą. Labai čia faina, Jokūbas kaip. Nemoka žaisti su baltaodžiais. Nu va, babuška pakvietė pas savį į namus. O, nice work. Thank you. Products. Hello. Yes. How many people looking my home? Very out. Wow. Shiba Inu is this, no? Wow. Ir iš vis nėra žmonių, nei vieno žmogučių nesutikom ant savo kelio. Sutikom ant šitų, ant baikų. Nu, kaip tau? Ką sakai? Sakau, kad nei vieno žmogučio. Jo, faina, tikrai. Jo. Iš to turistino biškai išvažiuoti. Jo, tikrai labai. Wow. Ir kaip, bet pažiūrėk, kaip pro kamerą irgi gražiai atrodo. Jo. Marusia. Čia aria žemė, ryžiui. Tai jo mama. Jinai prisistatė mums, pasiūlė, ar mums nieko nereikia. Nu ir va, jie čia kartu darbuojasi. Parėjom iki kažkokio sekančio kaimelio. Teka upė. Žmonės važiuoja savo reikalais. No, this is my man. Nu va, pagaliau užkilom. Bent trupučiuką matosi šitas. Nu ir čia, aišku, kitoj pusėje kažkokios statybos. Čia netgi ne kaimas, čia kaip vadinasi, vienkiemis. Va,
Bet wow, pagaliau. Labai faina. Atėjom pavalgyti tą jau populiarų, kai kepa viską patys, bet mes daug nenorėjom. Kažko mums tiesiog patinka šitą kabinę, mes čia jau 3 dieną einam tiesiog valgyti ryžių. Jokūbas pho, bet dabar kepsim daržoves ir grybus. Atėjom į vietinį masažą, nu čia kaip ir Vietname, kaip ir daug kur Azijoje, visur tos masažas kažkur apie nuo valandą viso Kauno nuo 12 iki 17 dolerių eina gradacija. Į šitą saloną atėjom, jisai truputį brangesnis, čia vat kainavo 17, bet aišku visada padaro nuolaidą, dabar mums padarė kojų vonelę. Ir toliau eisime masažuotis. Jokūbas paėmė, pasakyk, ką tu paėmė? Aš paėmiau galvą, pečius ir nugarą. Vat. O aš viso kūno masažą, tai pasidarysim ir papasakosim, ar kaip mums patiko. Mes čia tik vieni šitam salone. Toks privatumas. Jo, čia toks biškai prabangesnis salonas. Nu. Lena išrinko. Lena, sakant. Grįžom po masažo. Masažas Jokūbui patiko. Pas jį buvo tokia patyrusi moteris, truputį vyresnio amžiaus, o pas mane buvo, jaunesnė ir jinai buvo kažkokia tinginiukė, nes jinai man darė vieną ranką masažą, o kitą skrolino. Ką padarysi, irgi kažkoks šarmas tame buvo. Tai va taip, bet buvo geriau masažas praeitas, kai dariau Hanojui, tai man labai patiko. Tai va, rytojus išvažiuojam. Bilietų nebuvo ar bilietų, ar autobusų, tiksliai nepamenu, į Hanojų, kurio važiavom, tai paėmėm sleeping bus, ten, kur tu gali atsigulti. Tai parodysi rytoj irgi, kaip jisai atrodo. Tai 6 valandas važiuosim gulėdami, kas irgi faina. Kelsimės rytoj po 6 kažkiek. Jau 7:30 turėsim būti stoty. Jokūbėlė, ką jūs pasakysite? Jo. Nieko, kaip sakant, pasilgom šilumos. Jo. Jau biški čia ir drėgna, ir vėsoka. Ir drabužiai džiūsta. Ir drabužiai neišdžiūsta, o jie tik tai sušlampa per naktį čia. Jo. Dėl to rūko. Arba langą irgi atsidarius, o langas visas užrasuojas. Eina, eina vanduo į kambarį. Drėgmė, jo. Jo, ir dėl to čia daug pelėsių. Daug kas pelėja, tarp sienų yra pelėsiai. Yra. Labas rytas, dabar apie po 7:20 ryto mes jau autobuse. Va taip atrodo tie sleeping bus, taip atrodė iš pradžių mūsų ložė, kaip sakoma. Tai ką, keliaujam lauk iš Sapos. Gal pasapą mums patiko. Ir buvo iš vis nesaulėta ir tik šiandien pastebėjom, kai lipom į autobusą, kad atsirado saulė. Ja, ne tai, kad nesaulėta, bet nieko nesimatė. 50 metrų į priekį. Rūkas. Jo. O dabar viskas matosi. Būna, tai yra gyvenimas, jisai yra toks, jisai nuostabus. Mes dar galbūt ir grįšim kada nors. O Jokūbas biškį pamiegojo. Aš einu imti arbatos. Ir žiūrėkit, čia kad nereikėtų batus mautis po 10 kartų. Va, yra tapkės. Užsidedi ir eini savo, čia abi 2 dešinės. Eini savo reikalus tvarkyti. Va tai va. Va turgus. Labas rytas. Ką, vakar mes atvažiavom į tam koką.
Čia iš miestas pusantros valandos nuo Hanojaus. Važiavom čia keliom dienom paeksplorinti, viską parodysim. Vakar truputį prastokai jaučiausi. Tai kažkaip nieko nefilmavau. Buvau čia kubėlis, davė savo tvarką. Aš gerai jaučiausi Mūsų šiandien. mečink lūkai. Gerai jautiesi, pabėgiojai. Va mūsų rūmus, labai gražus kambarys. Nu ką, išsinuomavom 2 ratukus. Važiuojam link šventyklos. Visai prikolas, ane? Jo, įpam. Ir čia toks upelis. Ir upelis, ir kalniukai, ir žalia. Ir visa kita. Taip sodriai žali. Jo. Jo. Dviračio nuoma apie 2 eurai už vieną dviratį. Jo. Normaliai, panašiai kaip taksi. Pirmin atgal būtumėm sumokėję irgi, gal biški daugiau. O čia visai dienai? Nu jo, jie tikrai neskaičiuoja. Bet mes grįšim už kokios valandos. Gal dar kažkur? Gal dar nulėksim kažkur. Faina čia večikė. Pažymi numeriuką. Okay. How much? 20? Okay. Atvažiavome, vat, į šventyklą. Greitai parvairavom tos dviračius. Šiaip labai gražiai, ne? Nu, Jelena, man atrodo, tu čia nepraeini. Nu. Jokūbas jau susibičiuliavo su babuška. Hello. Labas rytas. Mes su Jokūbuška pasiėmėm arbatėlės, kavytės ir eisim dabar plaukti su valtelę ir žiūrėti vandens lilijas. Čia labai gražiai. Palauk, parodysiu. Nu viskas. Paviršai pasakyt, kad sergantis esame ir vakar gulėjom lovoj visą dieną. Nu. Ir šiandien vos atsikėlėm. Jo, sergantis. Real life. Nu, bet tarsi temperatūros pas mus nėra, tiesiog mes užkimę. Ir man gerklytę skauda, Jokūbui galvytę. Mes jau valtelėje. Mūsų parplaukdino prie kažkokios svetainės, šventyklos. Gerai. Pažiūrėk, kaip gražu. Wow. Atplaukėm. Eime, parodysiu jums viską. Čia batelius nuimam ir einam pasimelsti. Mūsų kapitonas rūko. Matai? Kuris? Čia ne mūsų. Čia mūsų. Jis įsijęs į savo kepurę. Ne. Ai, nu okei. Čia kita šventykla. Labai skaniai kvepia. Jauti? Smilkaliukai. Nors ir užsikimšus nosytę, bet biškį jaučiu. Zuikė, čia su batais negalima. Čia galima su batais sudėti. Va čia jau nebegalima. Čia turi nusimti. O čia gali. Čia viskas tvarkoj. Vėmės nei kartą nepalikom tipo kažką šitam dievui. Aukštam Jokūbui nepasisekė.
Teks lenktis. Gerai, kad neplačiam. Wow, veikit. Bet žiūrėk, koks apšvietimas padarytas. Žiūrėk, čia netgi laidai pravesti. Nu, va. Tikrai žemai, tikrai siaurai. Jo? Jo. Ant minimalki. Labai faina. Come on. Nu, va, čia tokie simboliai. O čia Lėrnačka. Mums va tiek reikės užlipti Uch ты ж, ёшки. laiptukų. Kokia tavo reakcija? Ёшки макарёшки. Nu, jau gal pusiaukelė kažkur. Gal tik trečdalis, nežinau. Ja? Iš Jo. Lėrnačkos žandų raudonumo galima nuspręsti. Nu, įsiminkim, kad aš dar serganti ir tu irgi. Ja. O, mes dar su Ten Jokūbėliu. mūsų, kaip palauk, ten mūsų kaimynės. Nufotkino mumis, užtydėdam nuotrauką. Sueditinam. O dar norėjau pasakyti, kad mes skaičiuojam laiptelius. Jokūbas skaičiuoja, o aš sakau, atskaičiuoju, kas jisai 25 paskaičiuoja. Aš sakau 1, jisai dar paskaičiuoja 25, aš sakau 2, sakau 3. Ir va taip skaičiuojam. Ja. Kaimynės fit. Bobelis. Nu va, nieko įspūdingo. Tik 550 laiptelių, jo? Nu, to prasme nieko. Nieko sudėtingo. Nieko, tiesiog tenais aš truputį išsigandau dar aukščiau lipti. Nes toks surface Ja, slidus toks. man patiko, sakau. Tik norėtųsi, kad truputį, nu, mažiau žmonių, kad būtų ir kad, nu, matai, žmonės ten stovi eilė. Ir aš nei ten, nes, nu, pat, parodyk. Matot, jis toks apdroštas, biškis slidus, reikia labai atsargiai. O čia jau sekanti diena ir mes nuvažiavom truputį toliau nuo Tamkoko, vaikščiojom kaimais ir sutikom tokius du šuniukus, du bičiulius. Ir kol mes buvom jų kaime, jie sekė mus iš paskos visą laiką, tarsi lydėdami mus. Ir nu, mes su jais išsiskyrėm ir atsisveikinom, tik kaip vat, atėjom iki tilto, kuris skyrė jų kaimą nuo kito. Ir man pasirodė tai labai miela ir aš niekada nenoriu pamiršti šitos akimirkos. Dėl to aš noriu ją čia išsisaugoti kaip šilto prisiminimo. Nu, štai ir viskas, išvykstame iš Tamkoko su naktiniu autobusu. Tokios atvečikės. Nu, kas čia per rožinę mergaitę? Čia aš. Nu. Sveiki. Čia mūsų autobusas, čia mano kambariukas, parodyk pilnai. Čia aš pasiėmiau savo plėdą, pagalbėję. Padušką. Nežinau, kiek žmonių ant jos gulėjo. Užsitraukiau žolaidykę. Čia mano, nu, mūsų iPadas, jau mūsų, buvo Jokūbo. Čia kojelės galima išsitiesti. Nu, išsitiesk, parodyk. Oho. Nu, vat kiek lieka netgi vietos. Nu, tokia aš. Aha. Čia Nu, smagu, jo. Žiauriai smagu, mes labai laukiu kelionės. Nu, tai viskas, ką sekantis stotelė, kas? Hoja, Anas. Sveiki. Iki.